Sveiki, žaliai balti. Taip kreipiasi. Šiandieną važiuodamas iš darbo jūsų besiklausydamas, supratau, kad turiu šiurpokoką istoriją. Grįžęs namo, atsidarau paštą, sakau, papasakosiu, nors prieš tai vieno mano laiško neskaitėt. Bet galvoju, pasižiūrėsiu, kada aš tą laišką rašiau ir žinote ką? Laiško aš taip ir neišsiunčiau, jis taip ir stovi juodraščiuose. Nu, okei. Gal dabar apie šiurpę istoriją. Nedažnai žmogus mailą naudoja. Mūsų šeima turi sodybą. Ten viską puoselėjam, gražinam ir kartą su sūnum ten diskutuojant, kokių čia mums pramogų būtų smagu turėti, priėjome vieningos nuomonės, kad mums reikia keturračio motociklų. Ėjo 2008 metai. Kaip tarėm, taip ir padarėm. Nuotrauka žemiau. Yra. Taigi, parsivežėme žvėrį į sodybą ir ištaikius progą dviese su sūnum, sūnui 12 metų, išvažiavom pasivažinėti po apylinkės, paieškoti gilesnių balų, nepravažiuojamų vietų, nu tas daiktas tam ir skirtas. Netoli nuo mūsų yra senas kolūkio laikų obuolių sodas. Sako, važiuojam ten, taigi atvažiuojam, obelis eilėmis suaugusios, kad suprastų kokie dydžio sodas, tai eilių turbūt keli šimtai ir tik tai atsitiktinai gali pataikyti į tą eilę, į kurią mes pataikėm. Pasirinkom vizualiai erdvesnį pravažiavimą, kad nereikėtų per šakas brautis. Pavažiavom keli šimtus metrų, abu su sūnum, pamatom dešinėje pusėje atremtą į medį dviratį. Aha, galvoju, kažkas obaliauja, ar šiaip kažką veikia sode. Bet pasukęs galvą į kairę pusę pamatome vaizdelį, sūnus surinka, tėti važiuojam iš čia, gal jie dar čia, aš iš išgaščio įjungiu atbulinę pavarą ir visų greičių atbulas lėkiu iš sodo. Nuvažiavęs kokį 100 metrų sustoju. Adrenalinas nuslūksta, grįžta sąmonė, galvoja apie sūnaus žodžius, jie dar čia. Tipo, kas padėjo jam tai padaryti. Nulipau nuo emocijų, einu link tos vietos, išsitraukiu fotoaparatą, padarau keletą nuotraukų. Skambinu į policiją. Patirtis ne iš pačių smagiausių. Nuotraukas pridedu žemiau. Nuotraukose galit nerodyti. O negalim rodyti? Galiu pažiūrėti. Galit. Fuck off. Ten jau suiręs? Dar išsipūtęs, kol kas. Prieš sprogimą čia. O kodėl veidus toks auksinis? Nuo saulės, nuo UV. Jo? Išdžiuvo. Džiuvintas, ne tiesiog. Mes čia negalime. Negalime. Nerodinti. Jo. Keturratį ir dviratį galėsim parodyti. Auksinį veidų, ta prasme, bronzinį netgi tokį veidų. Nu, Jo. akis iš... Lygus bronzinis veidas, yra viskas išpūvęs stipriai, drabužiai labai stipriai suirė ir pasenę. Nu tai ta prasme, kad jisai yra pražemojęs, tai faktas, čia yra rudeninis džiovyklė ir ant laido, bet jisai pasidžiovęs taip, kad slankstelį nusilaužė, nes taip, jeigu džiaunis, tai gali atsistoti dar. Manau, kad jisai pasikabino ir šoko tiesiog. Pats pasikabino. Jo. Jo, nes... Ir šoko ir išsipūtęs žarnynas visas. Atrodo, kaip būna... net tas veidas toks kaip netikras, kaip nudažytas. Jo. Jo, nes išdžiuvo oda visai, Čia jau baigė suirti tiesiog. Ir jau kūnas. Pasirodys kaukulė toj. Kaip nesmagu dabar savo telefonę turėti tokį... Aha. Permes ir mum. Čia per Walking Dead, man atrodo, pirmą ar antrą seriją, kur buvo, kur žmogus pirmes nenorėjo būti zombiu. Nu, čia filmus, aišku. Fake. Nenorėjo būti zombiu, pasikorė ant obelės ir pribėgo zombi, nuėdė kojas ir kraštas. Tapo, jo. Nu, taip pat toks įdomiai sugalvota. Jo. Įdomiai sugalvota buvo. Sen, bet įsivaizduoji, važiuoji, aš dabar nebevažinėsiu po obelų sodus kolūkinius. Jeigu ten keli šimtai obelų eilių ir, žinai, keli hektarai, 15 hektarų, kai būna sodų, ir toks įvažiavęs. Bet, blėt, su dviračiu nuvažiuoji, pasiėmęs, blėt, laidą, trosą kažkokį jau nuo televizoriaus ar nuo lygintuvo. Ir tiesiog... Dar žiūriu, kad su vaiku važiavosi ant to 4. Vaikui pamatyti šitą tai... Visam galim. Senelį, Helovyno parkas. Žinai, jau geriau tokį pamatyti negu šviežią. Šviežia. Blet, nežinau, žinok. Man šitas baisiau. Visi ir tas liks taip pat atmintie, aš manau, lygiai. Man jau liko. Jo, fotografinė atmintis šitas, kai šokiruoja. Šitą fotkę peržiūrėjau, šiemet net nežiūrėjau. Man jau užteko. Čia iš pernai metų rašytas laiškas. Fuck you. Ar neturėjau projektorių, žinai, galvoju. Eina savo. Nenorėčiau rasti. Ne. Kaip